Į skaitomiausių knygų sąrašą Book Sense įtraukta žymaus mokslininko ir atviro ateisto Richardo Dawkinso knyga Dievo iliuzija sukėlė sensaciją ir tapo perkamiausia Jungtinėse Amerikos valstijose bei Didžiojoje Britanijoje. Kuo autorius pelnė chuliganiško polemisto ir mūsų laikų pranašo etiketes? Knygoje Dievo iliuzija autorius aiškiai, argumentuotai ir nestokodamas humoro atskleidžia, parodo religinio tikėjimo nepagristumą. Autorius stebisi keista, tačiau smarkiai įsigalėjusią taisyklę, jog religiniai teiginiai yra traktuojami išskirtinai, jų negalima kritikuoti rašant apie juos, net ir paprastas aiškumas nustoja būti vertybė ir laikomas kaip agresyvi priešiškumo apraiška, sakyčiau taip. The Economist ir Financial Times išrinkta geriausia metų knyga ragina mus visus pasitikrinti savo pažiūras, kad ir kokios jos būtų. Šiai knygai Dievo iliuzija teko susidurti su sunkumais Turkijoje, kai jos leidėjai bei vertėjai grėsė kalėjimas už neva šventas vertybes puolančios knygos publikavimą. Tikriausiai reikėtų džiaugtis, jog religiniai fundamentalistai apsiribojo tik tais Richardo Dawkinso internetinės svetainės uždraudimu, o knyga liko išsaugota. Pagrindiniai knygos Dievo iliuzija teiginiai yra šie, jog visos religijos yra pagristos mitais, nelogiškos bei nenaudingos šių laikų visuomeniai, aiškinant visatą bei mus supančią gyvybę. Natūralios atrankos bei kitos mokslinės teorijos yra pranašesnės už tokią, jog pasaulis yra sukurtas mistinės būtybės Dievo. New York Magazine apie Dievo iliuziją rašo: stebėtinai aiški, nuosekli, logiška išvada, kuri parodo, kad mokslas nepaprastai išplečia mūsų suvokimo erdvę, nors anksčiau mums atrodė, jog tai gali tik Dievas.